Mergytė susivėlęs, kai žvirblio lis. Šaika. Kaip sunkiai kėliaus. Pavargęs jau buvau. Apie 5 minučių 9 valandos pauzę. Mano pilotas jau laukia. Čia hebra išlydėjo į Ispaniją. Dar 3 fūros grįžo. Ir dabar paims mane. Tai va, aš liekiu greitai biškiai atsipraust. Ir lieksim šakelę, lieksim. 8 valandos iki vietos yra. Iki draudimo nespėsiu, bet aš labai noriu įspėti. Iki autohofo. Gerai šakelė, liekiu. Prisitaisiau, kad galėčiau kamerą prikabinti, bet kamera bus atvirkščiai ir, čia levai. Vienu žodžiu važiuoju taip. Paskui daugiau laiko, kai turėsiu, pažiūrėsiu, gal laikiklį užsisakysiu normalų, kur būtų galima kamerą į tepį šep prikabinti. Ane? O geriausiai būtų 2 kameros, kaip mano svajonė. Nieko, gal per YouTube reklamos dabar uždirbsim. Tai va, hebrytė, palaikysiu dabar reklamos kol kas. Ir pažiūrėsiu, kaip ten kas ein. Ir tada nuiminėsiu reklamos, nes galima nuimti. Tai, sakau, noriu pamėginti susirinkti antrai kamerai. Ir jeigu susirinksiu per metus laiką antrai kamerai būtų nes turiu didelių planų, man minimum reikia 2 kamerų, iš tikrųjų. Didelių planų turiu, bet savų pinigų tiek leisti nesinori, iš tikrųjų, yra svarbesnių reikalų. Gerai, hebra, man reikia paduoti popierius. Tai va, jeigu viskas gerai, 3 valandos 27 minutės. Iki parkingo aš turiu 3 valandas 26 minutės. Jo. Ką, mėginam. Naktis. Autobans tuščias. Lekiam. Per, kas čia gaunas, 290 kilometrų. Turėtų išsilyginti tos kelios minutės iš tikrųjų, nes navigacija skaičiuoja 80. O mes važiuojam, negaliu sakyti. Tai va. Susivėliau, čia. Negaliu sakyti, kiek važiuojam. Ir jo, aš gal paskui dieną, kai mano veidelis matysis, aišku, jeigu įdomu, galiu papasakot biškį. Senai mano planai tokie buvo, senai planavau, vat, kur anksčiau rytą užsiminiau. Tai papasakosiu paskui atsisėdęs, kai darysiu pauzę, nes anksti darbus baigsiu, tai galėsim pasišnekėti. Tai va, kokie planai yra. Bet čia svajuko dramblionės ir abejoju, ar tai greitai vyks iš tikrųjų. Kaip atrodo, laiks, apsuksiu kamerą. Op! Čia kiek liko važiuoti, 3-4, o čia kiek liko iki parkingo. Tai va, turėtų išsilyginti. Nes praeitą kartą irgi išsilygino. Bravo, per 300 kilometrų tur nusimesiu 8-5, jeigu važiuoju, nukrent laiks. Tai turėtų būti viskas čiki-briki, kiaušiukai pliki. Rangus sekėjėliai. Ir žiūrovėliai, sakau, sekėjėliai, kaip tikras influenceris. Velnių. Nuotaika gera, miego noriu, eisiu miegot, pirmąjį dušą, pavalgyt. Ir atvažiavau, kaip sakant, jau į parkingą. Turiu dar 4 minutės vairavimo. Ir spėjom prieš draudimą 6 valandos ryto. Taip, kad viskas ledas ir dar kaip tik čia prieki vietos yra. Tai super. Važiuoju, apsuksiu ratą. Ir ką čia hebra daro?
Važiuoju, apsuksiu ratą, blemba, kad 4 minučių neišvažiuot būtų labai gerai. Kad nepervaliuot, ot būtų jokų. Atvažiavai iki parkingo ir karačia perdirbai laikus. A ne? Tai va, sustosim čia va, grinai prie, oi, blemba, prilipa, šeptvėlis, prie magneto. Va, čia sustosim, bus paskui kaip tik išvažiuot gerai. Ir cakt, ir arti tualets, dušai. Vienu žodžiu, viskas puikiai. Tai va, chebra, aš einu į pauzę, viskas, darau pauzę. Viską išjunginėju, einu į dušiuką, paskui turiu pasidaręs valgyti vakar ryžių su karka, pasidariau, pusę velnio gavos, valgoma. Nu, vienu žodžiu, šiandien, kadangi kalbu su jumis, vadinasi, nenusinoliu ir nenusitriedžiu ir nenusivėmiau, karačia, nes... Aš čia. Tai va, į dušiuką, kol nepradėjo visi pult. Ir žiauriai noriu kavos, tai vat pasiėmu savo podelį. Čia yra nachaliavai kava iš šito podelį. Pasiėmu podelį ir lėkiu, karačia, pasiimu kavytės. Ir jo, ir tada į dušiuką. Jo, būtinai. Jo, pirma kava, tada į dušą. Ir toliau kaip porą valandų pasnausim. Nes video montuot nereik, vakar viską sumontavau, vakar viską sukėliau, tik padariau pagal dienas, kad įsikeltų ir dabar tik tais relax. Nu, iki šiandien dienos, kol baigsis šits video ir reikės sumontuoti. Tada bus nerelax, reikia sumontuoti ir tada vėl relax. Jo. Iki. Ką, mes po dušo. Kas, vat kam įdomu, kas svarstat, nu, ką tas tadelis veik, kai reik 3 valandas laukt. Iki 9 nuo 6. Vat ką tadelis veik? O tadelis, žinot ką veik? Tadelis veik labai paprastai. Pradedam nuo to. Užvedam boliudą. Tada spaudėm šitą mygtuką, pasikeliam priekį, kad iš lovas neiškris, kai atsigulsim, nes gulėsim. O taip. Na, aišku, dabar lėtai kelias, nes mašiną tik ką užvedžiu. Dar. Tada padarom taip. Stebuklingą manevrą. Atpalaiduojam stabdžius priekabai, kad atleistų biškį tą gačių. Ir svarbiausia reikia įsijungti birbalą savo. Tada reikia telefonę įsijungti hotspotą. Greitai, kol teliks neįsijungia. Atsitraukiam sėdynę. Atsigulam. Spaudžiam mygtuką įjungti. Nieko nerodo, nes... What's? Tai va, Netflixą nejungsiu, nes su Netflixu čia dabar yra visokių nesąmonių. Senai nebuvau jungęs Netflixo, tai bus reikalų, nes reik paspaus, kad aš keliauju, tralele, bla bla bla, visokių nesąmonių pridirbu. Tai žiūriu per tokį apsą tiesiog vokišką televiziją, vokiški kanalai ir man kažko hotspots nepasijungia, žaltys. Va, dabar pasijungs hotspots, va, iPhone fontadas, cakt, iškart verbunden, sujungta ir viskas įsijungiam apsą ir žiūrim teliką. Cak. Tai viso, atsigulsim, bet biškai dabar durnai šitoj pusiai yra fūra taip pakrypus. Aš visą laiką laikau galvą čia, nes teliks čia, aišku, teliką galiu persikelti trumpam į tą pusę, bet yra vėl visus laidus persivesti. Aišku, aš specialiai laidus esu prasilginęs, kad galėčiau persinešioti, jeigu kažkur jau labai blogai stoviu, ta prasme, kad toj pusėj gulėti.
Ir viskas. Atsiguli, dar aišku pakimarinsiu, nes va porą valandžių liko, nepilnai porą, 2 PM9. Laukt. Ir viso. Ir aišku, tokį ta proga, va kaip atrodo. Sak. Aišku, reklamų pilna, nes aš nesu išsipirkęs šito, tai pirmą turiu reklamos pasižiūrėti. O, Pietų parką kaip tik rodo. Tai, ką aš ten sakiau? Kažką sakiau, norėjau meluoti turbūt. Vienu žodžiu. Tai vat. Tik man, Xboxą reikia kažkaip prisitvirtinti ir buvau radęs prieš kokius 3 metus specialų prie teliko prisitaiso toksai. Cakt ir Xboxas įsistato, tai būčiau prie teliko prisukęs ir prikabinės, bet neberandu laikiklio ką čia Xboxui. Tai vartaliuojas kaip kurva koks. Tai va. Dar gal biškį užkasiu ir so. Tiesa, va, pasidarom prie to pačią iš tikrųjų 3 valandas pauzės, tai sutaupom 9 valandų pamainą vieną, 15 valandų pamainą vieną. Tai va, viskas, susitiksim paskui. Pamegojau, prižadino čia alų, kraun, baršk. Bet gerai, tai ilgiau mėgoti nebereikėjo, nes jau be 5, be 10-9, to įkilsim. Mano pilotas šalia manęs irgi kimarino. Susivėlęs savo gandrų lizdą dėl to, kad nesidėjau želenės, vis planuoju, kad trečiadienį varysiu. Tiksliau, rytoj varysiu į kirpyklą. Tai. Gal tai ir nesidėjau. Ars greičiausiai, man atrodo, reikės gal užsitepti, bet jau dabar tingiu. O iki čia net negrįšiu, nes 10, blema, gal su 10 valandų spėčiau iki čia davažiuoti. Koks skirtums. Tai va, einu prisipilsiu kavos. Vieną greit išgersiu, kitą pasiėmimui. Ir žiūriu, vieni kamščiai čia hamburgerį bus, nes mus per hamburgą važiuoti. Vieni kamščiai, tai žiūrėsim, kaip čia bus, žiūrėsim, kas čia gausis. Šiaip 2,5 valandas kažkur, jeigu viskas gerai sekas. Tai va, gerai, hebrytė. Iki greito. Laukiam, nes braižo linijas. Ir aš išnaudosiu progą, žinot kam? Užkabinti kamerą lauke. You're stronger now than you ever been. You gotta leave now, it's time to catch the wind. You will climb up high and look through the clouds. And when you're feeling low, I know you'll bounce back. Oh, and just remember, I will be there for you, baby. Remember, there's nothing out there to get you, don't forget it. When life throws lemons, just call me. Just call me. Just call me. Just call me. Tai va, ir atvykom, kaip matėt,
su čiūdais, bliūdais. O, blemba, mano meškerė, žiūriu, nukritusias, nes kaliau biškį per stabdžius. Viskas, einu ruoštis, reikia šalmą išsitraukti man iš šitos pusės. Tai einu ruoštis ir paskui susigirdėsim dar. Atbulį važiuojam iš halės, va, pažiūrėkit, cak, cak, negaliu daug rodyti. O to paskui užbaninsim. Tai važiuojam, va, atbulį lauk iš halės. Spėjau dar pauzę pasidaryti, bet iki parkingo bus sunku, nes 2,50 turiu, o iki parkingo 2,3 ir jeigu papuolu didesnį kamštį ragas. Tai bus biški problemėlė greičiausiai. Nifiga nieko nematau. Man reikia tą pusę, tai priekabą reikia tą stumti. Pasiduokim daugiau į dešinę ir galėsiu iškart lauk važiuoti. Tai va, stumant atbuliniu, jeigu į tą pusę važiuoju, tai visada reikia kuo arčiau to krašto, nes reikalinga daugiau erdvės vairuotojo pusėje ir atvirkščiai. Ir aš visą laiką stengiuosi po truputį skersuoti, kad nereikėtų smarkiai laužti. Ir pati priekaba taip važiuotų. Tai va, mažiau laužimo, mažiau padangų ėdimo ir viskas super gaunas. Lemba vos durų neuždarė, vos nesusikeikiu. Tai va, po truputį, tai va, sukam, ten aišku dar priekaba yra. 3 žmonės tavo man rodo, kaip važiuot, ar nieks neparvažiuoja, tai kaip sakant, su pagalba. Schon Feierabend, ne? Zwischen Südring, Nobelstraße L132 und Niendorf, L132, 2 Minuten Verzögerung. Sie erreichen Ihr Ziel um 19:32 Uhr. Ich hab gerade geschafft. Danke, schönes Feierabend. Tai va, viskas. Viskas. Ir iki serviso yra 6,5 valandos, 6:40. Tai duosim dioras, labai noriu iki Autohofo davažiuoti, bet jeigu neišeis, nesidraskysim. Ten labai daug parkingų iki Autohofo nėra, bet vienas parkingiukas dar yra, bet turėčiau rasti vietą. Nes tuosiu apie 3 valandą tada, jeigu matysiu, kad nedavažiuoju. Ir viso. Ir viso. Tai va, viskas šaika. Lekiam. Jau žaikelė, viskas. 3:30 baigiam darbus. Rytoj į servisą, nes turiu problemų su priekaba, arba aš čia prisigalvoju problemų su priekaba. Tai važiuoju vis tiek į servisą, noriu, kad pasižiūrėtų, nes vėl varysim karačiai Ispanijos labai daug ir taip toliau, tai noriu, kad suteptų, aš jis taip toliau. Vienu žodžiu, jeigu norėsiu padaryti biškį platesnį video, jeigu kažką sužinosiu ir galėsiu papasakoti, gal bus trumps video, kur ar ieškojau su biniais sliekų ar ne, ar iš tikrųjų buvo problema. Tai va, rytoj servisą 8 val. Ryto, nuo čia iki serviso 4 valandos, tai kilsim kokią 3 valandą. Nuvažiuosiu čia į kolonėlę, prisipilsiu, nepilsiu čia kuro. Noriu prisipūsti orą į padangas, perėti viską, peržiūrėti ir viskas. Tai va, čia kelia, kas čia pypin, idiotai. Tai va, čia kelia. Planas toks, kad rytoj iš serviso važiuoju, pasikraunu reduktorių. Turėtų mane kažkas nuvežti nuomos punktą arba atsikabinęs tagačių paliksiu nuomos punktą ir grįšiu vienu žodžiu su nuomotą mašiną važiuosiu namo. Bet kokiu atveju su nuomotą mašiną važiuosiu namo, o kaip pasiimsiu, nežinau. Tai va, susitiksim rytoj, šiandienai užteks ir iki, mano brangiai!